jau 16 seniorų futbolo turnyrą Užvenčio taurė. Taigi šių metų tema yra tradicijų tąsa ir tą progą norime pakviesti ilgametį Užvenčio sporto entuziastą ir kūno kultūros mokytoją Zamę Cviką tarti jums sveikinimo žodį. Gerbiami senjorai, labai malonu, kad jūs susiminėjate sporto šaką. Aš eidamas dabar prisiminiau, kas buvo prieš daugiau 65 metus. 1961 metais ant to stadiono Vėjos Užvenčio tarybinio ūkio Bangos futbolininkai laimėjo Respublikos komjaunimo taurę. Jinai buvo įsteigta tarp kolūkių tarybinių ūkių ir prasidėjo Užvenčio žaidynės. Tada man buvo 15 metų. Nu ką, labai malonu, kad tiek daug susirenkat ir kiekvieną vasarą čia būnat. Linkiu sėkmės. Nu ir daug įvarčių. Gražių emocijų. Taigi taip pat tradiciškai turnyrą pradėsime vėliavos pakelimo ceremoniją ir tas pats kūno kultūros mokytojas Zames Cvikas šiais metais kels vėliavą. Vėliavą pakelti. Kadangi šiandien yra gedulo ir vilties diena, tad norėčiau paprašyti visus tylos minutę pagerbti ne tik į Sibirą ištremtus Lietuvos žmonės, bet taip pat ir Lietuvos futbolo aistruolius, Lietuvos futbolo sąjungos narius. Taigi, pirmoji komanda jau nebe naujokai, tai Kauno Kalakutas. Ilgamečiai turnyro dalyviai turbūt jau nuo pat pirmojo turnyro, tai yra Lietuvos medikų rinktinė. Iš Uostamiesčio pas mus šiandien atvykę Klaipėdos veteranai. Ilgamečiai turnyro dalyviai Šiaulių futbolo klubas Aitvaras. Praėjusių metų čempionai, ginantis čempionų titulą Šiaulių veteranai. Iš sostinės atvykę Vilniaus Belmonto komanda. Taip pat praėjusių metų vicečempionai, tai Utenos Utenio ekipa. Ir žinoma, šeimininkai jau daug metų jaučiantis trofėjų badą Užvenčio Bangos komanda.
Taigi ištraukus varžybų burtus paaiškėjo, kad pirmoje A grupėje žais Vilniaus Belmontas, Užvenčio Banga, Lietuvos medikų rinktinė ir Klaipėdos veteranai. Antroje B grupėje žais Šiaulių Aitvaras, Utenos Utenis, Šiaulių veteranai ir Kauno Kalakutas. Taigi varžybos bus žaidžiamos tokiu principu, kad abiejose aikštelėse rungtyniaus A grupės komandos. Po šio turo abiejose aikštelėse rungtyniaus B grupės komandos ir taip viena po kitos. Taigi pirmasis varžybas pradėsim nuo A grupės, kurioje susitiks Vilniaus Belmontas ir Lietuvos medikų rinktinėje. Antroje aikštelėje tolimesnėje susitiks Vilniaus Belmontas ir Lietuvos medikų rinktinė. Pirmoje aikštelėje arčiau palapinės susitiks Užvenčio Banga ir Klaipėdos veteranai.